reitingas per tuos 3 mačus ir 15 minučių vidurkis, nors prieš tai buvo 6 rungtynės po eiliui su beveik 12 taškų vidurkiu, kalbant apie Pacevičių, bet jo pelnomus taškus perėmė Tommy Rutherfordas, žaidžiantis paskutiniu metu neblogą atkarpą Sidarevičiaus Vovorui. Po rungtynių su Nevėžiu Vovoras sakė, kad buvo perspėjęs komandą jokiais baudų metimais ir 3 netaikliais tritaškiais. Žmogus galintis praplėsti rotaciją, pataikyti vieną kitą metimą ir Neptūno komandai tai yra papildymas, kuris gali duoti naudos. O jeigu naudos labai daug ir neduos, komanda labai daug nepraras. 6 atkovotas kamuolys Kadimo kraityje. Jarumbauskas, Sargiūnas penkete. Sidarevičius dabar kamuolį ir Deividas Gailius. Žvilgsnis į jo taškų kiekį 12. Deividas Gailius dabar turi 4558 taškus. Buvo atsidūręs vos kelis kartus. Neptūnas taip pat pasižymė, Sidarevičius iki galo, jo metimas kairė ranka, Adomas Deividas Gailius. Rezultatyviausių Lietuvos krepšinio lygos žaidėjų sąraše kyla į 9 vietą. Janavičiaus klaida. Visiškai sustojęs yra Klaipėdos Neptūnas. Sidarevičius iki galo, Adomas Sidarevičius. Ir tada Jarumbauskas, Arlauskas, dabar Artisatė taip pat žaidžia ir Sidarevičius, kuris vėl puikiai nardo ten.